Šiame kanale pasakojamos tikrais faktais paremtos istorijos. Dauguma jų gali būti šokiruojančios, baisios ar net emociškai nepakeliamos. Jos skirtos tik morbidinį smalsumą turintiems žiūrovams, siekiant pažinti tamsiąją žmonijos pusę, o ne ją propaguoti. Autorius šio turiniu nesiekia skatinti smurto, žiaurumo ar neapykantos. Šis video nerekomenduojamas mažiau nei 18 metų turintiems bei silpnų nervų žiūrovams, kadangi jame bus rodoma medžiaga, galinti šokiruoti ar sukrėsti. Jei vertinate autoriaus darbą, paspauskite patinka. Jei norite palaikyti kanalą, palikite atsiliepimą komentaruose bei sekite naujas istorijas. Čarlzas Starkweateris, paauglys žudikas, savo išvaizdą primenantis Jamesą Deaną. Jis buvo tikras kietuolis, pavojingas tipas. Maištininkas be priežasties, sėjęs siaubą visoje bendruomenėje. Kiekvienas turėjęs ginklą, jį įsitraukė ir užsitaisė. Nacionalinė gvardija šukavo visą Linkolno miestą, tikėdamasi, kad jis kur nors pasirodys. Kartu su savo 14-mete mergina, Carol Fugate, jis leidosi į žudikišką kelionę per 6-ojo dešimtmečio Amerikos vidurio valstijas, palikdamas paskui save negyvų vyrų, moterų ir vaikų pėdsakus. Žudynės buvo šiurpiai žiaurios. Tai nebuvo paprastas susidūrimas akis į akį. Na štai, aš šaunu į tave ir tu negyvas. Jie atidarė rūsio duris nuo audrų. Aš pažvelgiau žemyn ir pamačiau tuos vaikus. Užsimerkęs regiu tą vaizdą net šiandien. Tačiau ar šie jauni žudikai buvo iškreiptas savo aplinkos produktas, ar jie gimė žudyti? Kągi, tais laikais tai buvo mažas miestelis. Už namų vis dar driekėsi kukurūzų laukai. Labai ramus, snaudžiantis gyvenimas. Žmonės laukia, kol kas nors nutiks. Tvyrojo jausmas, kad iš šio miestelio niekada neištrūksi. 6-ojo dešimtmečio viduryje Linkolnas iš esmės buvo gerai saugomas. Gana ramus miestas, kuriame beveik nebuvo sunkių nusikaltimų. Žmonės palikdavo neužrakintas duris. Visiškai kitaip nei daugelyje didžiųjų miestų net ir tais laikais. Būtent į šią žemdirbišką, dievabaimingą ir įstatymus gerbiančią visuomenę 1938 metais į pasaulį atėjo rudaplaukis, kreivakojis Čarlzas Starkweateris, trečiasis iš 7 berniukų ir vienos mergaitės šeimoje. Tai nėra politiškai korektiškas terminas, bet aš juos pavadinčiau vargšais, baltųjų šiukšlėmis. Jie tikrai nebuvo visuomenės ramstis. Ponia Starkweaterio motina buvo labai maloni, darbšti moteris, kuri iš esmės išlaikė šeimą. Gajus Starkweateris dirbo tik retkarčiais, o ji, mano manymu, buvo ta, kuri rūpinosi šeimos gerovę. Be to, jie augino daugybę vaikų. Kiek man žinoma, ne vienas iš kitų vaikų niekada neįsivėlė jokias bėdas. Turbūt tiksliausiai būtų juos priskirti darbininkų klasiai. Čarlzas Starkweateris savo vaikystę prisimindavo labai idiliškai. Žaidimus kaubojai su broliais, žvejybą su tėvu ir pagalbą mamai virtuvėje. Šeima gyveno skurdžiai, tačiau nebuvo skurdo nualinta. Jis buvo sotus ir apsirengęs. Niekas nevertė manyti, kad jo vaikystė ko nors išsiskyrė iš kitų, kol nepradėjo eiti į mokyklą. Pirmąją dieną mokykloje jis smarkiai pasikeitė, iš jo baisiai tyčiojosi. Jis buvo kreivakojis, bet to laikytas lėtai mąstančiu, kvailiu. Tad mokykla jam tapo siaubinga trauma, ypač atsižvelgiant į tai, kokie dideli pokyčiai tuo metu vyko jo gyvenime. Nors vaikystėje jis buvo gana nuolankus, neagresyvus vaikas, vėliau ėmė virsti chuliganu, puldavo mušti kitus vaikus, net ir tuos, kurie buvo už jį stambesni, taip bandydamas pastatyti į vietą tuos, kurie prie jo kabinėdavosi. Denisas Karnopas, dabar dirbantis advokatu, buvo Linkolno miesto šerifo sūnus. Jis gerai prisimena jaunąjį Starkweaterį.
Jis gyveno tiesiai prieš mane, jų namas stovėjo kitoje gatvės pusėje, priešais apygardos kalėjimą, kuriame gyvenome mes. Šeima buvo gana šiurkštaus būdo, tikrai šiurkštaus. Čarlzas Starkweteris buvo kūno kultūros mokytojo padėjėjas. Jis buvo tikras kietuolis, žinote, pavojingas tipas. Turiu omenyje, jis tiesiog atrodė pavojingai ir jautėjai, kad toks ir yra. Nuolat gyvenai baimėje. Nežinau, gal ką nors padarysiu ar pasakysiu, dėl ko jis užsipuls mane, vos pasibaigus pamokai. Ir sakydamas tai, neturiu omenyje, kad buvau vienintelis jo taikinys. Manau, kad panašiai jautėsi visi. Visada džiaugdavaisi, kai viskas baigdavosi ir galėdavai iš ten išeiti. Daugelis jaunuolių prisiima blogiuko vaidmenį, norėdami įsitvirtinti šeimoje ar platesnėje bendruomenėje. Tačiau Starkweteris šį elgesį pakėlė į visai kitą lygį. Be to, jam buvo būdingas bruožas, dažnai pasitaikantis serijiniams žudikams, gebėjimas mėgdžioti asmenybę, kurią jo manymu jis turėtų būti. Šiuo atveju tai buvo Jamesas Deanas. Tai buvo metas, kai, bent jau kiek pamenu, didelę įtaką vaikams darė Jamesas Deanas ir filmas Maištininkas be priežasties. Manau, jaunimo viduje tūnojo daug pykčio, nuslopinto pykčio. Tvyrojo jausmas, kad nėra kur dėtis, ką daryti, kaip iš čia ištrūkti. Baigęs mokyklą, Starkweteris įsidarbino šiukšliavežiu. Būtent tada jis susipažino su 13-mete Carol Ann Fugate. Bobas Halas lankė tą pačią mokyklą kaip ir Fugate. Visi žinojo, kas ji tokia. Ji mokėsi viena klasė aukščiau už mane. Buvo visai tipiška paauglė. Jai patiko berniukai. Nemanau, kad jai labai patiko mokykla. Žinau, kad kartą, kai jai buvo skirta nuobauda, ji pasakė dailės mokytojai, paneliai Ralston, tu senoji ragana, vieną dieną aš tave nužudysiu. Visgi manau, kad tai nebuvo kažkas neįprasto, juk vaikai dažnai pratrūkdavo prieš mokytojus. Tuo metu tvyrojo didelė įtampa, tad tokius žodžius galėjo ištarti bet kas. Tai nebuvo būdinga vien Carol. Fugate šeimos nusivylimui, Carol ir Čarlzas tapo neįskiriami. Ji buvo pirmoji mergina skyrusi jam tiek daug dėmesio, bent jau rimtai, nes jai regis buvo 13, o jam 18. Ir kaip daugelį jaunų merginų, manau taip yra ir šiandien, ją žavėjo vyresnio vaikino dėmesys. O jis buvo be galo patenkintas, kad ši patraukli jauna mergina juo domisi. Sakoma, kad ją sužavėjo jo blogiuko įvaizdis. Kiek pažįstame moterų, kurioms patinka blogiukai, kurios mėgsta būti šalia žmonių, gyvenančių ant ribos. Kadangi tai joms kelia jaudulį, jei gyveni ten, kur aplink tik tuštuma ir nykuma, ir staiga kas nors pasiūlo parodyti pasaulį, apie kokį net nesvajojai, žinoma, jei neturi tvirto savęs suvokimo, pagalvoji, o kodėlgi ne? Tačiau tų kelių įspūdžių, kuriuos suteikė 6-ojo dešimtmečio Lincolnas, Starkweteriui nepakako. Jis turėjo ambicijų, jo šeima gyveno labai skurdžiai, tačiau pradėjęs dirbti šiukšlių išvežėjų ir lankydamasis rajonuose, kuriuose gyveno viduriniosios bei aukštesniosios viduriniosios klasės atstovai, jis tikriausiai matė žmonės, atrodančius lyg milijonieriai. Jis suprato, kad niekada to nepasieks. Tai kągi daryti, ogi tapti nusikaltėliu. 1957 metų lapkričio pabaigoje Starkweteris užsuko į Kres degalinę netoli Fugate namų, tikėdamasis nupirkti jai kalėdinę dovaną. Jaunas degalinės darbuotojas Robertas Colbertas čia dirbo neseniai. Charlie norėjo nupirkti kokį nors menką žaisliuką. Na žinote, Carol, tačiau neturėjo pinigų. Jis paklausė, ar galėtų įsigyti prekę įsimokėtinai, tačiau darbuotojas nesutiko. Charlie apėmė įniršis. 1957 metų gruodžio 1 paryčiais Starkweteris ėmė žvalgytis po degalinę.
Du kartus užėjęs į vidų ir apsimetęs, kad nori nusipirkti cigarečių bei kramtomosios gumos, jis privažiavo prie pastato, įsidengė veidą skarele ir grasindamas lygiavamzdžiu šautuvu užpuolė vienintelį ten buvusi darbuotoją. Tai buvo 21 Robertas Colbertas, kurio namuose laukė jauna nėščia žmona. Jis norėjo pasiimti visus pinigus. Na žinote, tuos, kurie buvo lyg ir seife ar kažkur panašiai. Tačiau seifo atidaryti nepavyko. Tad teko tenkinti $100 rastų atvirame kasos stalčiuje. Starkvetteris privertė Colbertą sėsti prie savo automobilio vairo. Jis nuvežė degalinės darbuotoją Bobą Colbertą į užmiestį, šovė jam iš šautuvo į galvą ir nužudė. Tiesiog atėmė jam gyvybę. Daugelis žmonių įvykdo žmogžudystę kaip vienkartinį poelgį, apimti pykčio, keršydami ar susiklošius tam tikromis aplinkybėmis konkrečių gyvenimo momentų. Tačiau svarbiausia tai, kad didžioji dauguma žudikų sustoja įvykdę pirmąją žmogžudystę. Ir vis dėlto nedidelė dalis žmonių, tarp jų ir Čarlzas Starkvetteris, nebuvo priblokšti šios patirties. Priešingai, juos tai sujaudino, pasirodė netgi seksualiai patrauklu, suteikė galios ir valdžios, kurios jų manymu jiems stigo kitose gyvenimo srityse. Čarlzas Starkvetteris atėmė pirmąją gyvybę. Deja, ji nebuvo paskutinė. ...1957 gruodis. Čarlzas Starkvetteris apiplėšė Kres degalinę Lincolne, Nebraskos valstijoje, o tada nuvežė jos darbuotoją Robertą Colbertą į nuošalų kelią ir jį nužudė. Jis šovė jam į galvą iš lygiavamzdžio šautuvo. Tiesiog atėmė jam gyvybę. Starkvetteris atsikratė žmogžudystės įrankio, įmesdamas jį į upę ir pakeitė savo automobilio išvaizdą, kad nebūtų sučiuptas, kol policija Berkshire ieškojo paslaptingojo žudiko. Žurnalistas Delas Hardingas atidžiai sekė šią bylą. Čarli niekada nebuvo įtariamas ar apklaustas. Daugybė žmonių buvo atlikti melo detektoriaus testai. Daugybė kitų buvo apklausti. Tačiau dėl kažkokios priežasties jis liko nepastebėtas. Nežinau kodėl. Tiesiog taip nutiko. Beveik 2 mėnesius Starkvetteris neįsivėlė jokias bėdas ir mėgavosi $100, kuriuos buvo pagrobęs, leisdamas laiką su savo mergina, tuo metu 14-metė Carol Fugate. Tačiau tada jis vėl smogė. Ir šį kartą degalinės apiplėšimas prieš tai atrodė kaip vaikiškas žaidimas. Buvau aukštesniosios mokyklos antrakursis, kai mama pasiėmė mane po krepšinio treniruotės ir pasakė, kad įvyko 3 žmogžudystės ir policija beveik neabejoja, jog tai padarė Čarlis Starkvetteris. ...1958 m. sausio 21 dieną Starkvetteris įžengė į Carol Fugate namus. Ji gyveno su motina Velda Bartlett, patėviu Marijonu Bartlettu ir 2 metukų įseserė Betty Jean. Kilus ginčui, Starkvetteris šovė Marijonui Bartlettui į galvą. Nužudžius poną Bartlettą, ponia Bartlett ir mažoji sesutė pradėjo klykti. Būtent tada jis nužudė ir jas. Fugate motinai Veldai buvo šauta į veidą. Į jos įseserės Betty Jean gerklę buvo durta peiliu. Be to ji buvo uždaužyta šautuvo buože. Jos patėviui Marijonui buvo šauta į galvą ir daugybę kartų durta į gerklę. Manau, kad su ponu Bartlettu jis susiginčijo dėl Carol ir viskas tiesiog peraugo į smurtą. Tačiau nemanau, kad jis ten ėjo turėdamas išankstinį planą. Aš jį nužudysiu. Veldos Bartlett kūnas buvo suviniotas į patalynę, nuneštas į lauko tualetą ir įgrūstas į jo angą. 2 metukų Betty Jean kūnas buvo įdėtas į kartoninę dėžę ir padėtas ant tualeto sėdynės, o Marijono Bartletto kūnas buvo išmestas vištidėje.
Ponas ir ponia Bartlett bei Betty Jean, mažoji 2,5 metų amžiaus įseserė, buvo nužudyti 1958 metų sausio 21 dieną. Jie, Carol ir Charlie, liko tame name iki sausio 27. 6 dienas Starkweteris ir Fugate gyveno name kaip vyras ir žmona, kol vos už kelių žingsnių gulėjo Fugate šeimos narių kūnai. Kūnai jiems nieko nereiškė. Jie buvo tokie pat nereikšmingi kaip kėdė, sofa, stalas ar lempa. Jie neturėjo jokios emocinės vertės. Mums gyvenimas šalia kūno atrodo siaubingas, tačiau serijiniams žudikams tai tiesiog dar vienas daiktas. Vėliau Carol tvirtino, kad žmogžudysčių metu jos namuose nebuvo ir kad Starkweteris jai sakė, jog jo šeima laikoma įkaitais kitoje vietoje. Vis dėlto Starkweteris teigia, kad Carol aktyviai dalyvavo nusikaltime, ypač mušant įseserę. Stebint daugelį serijinių žudikų, matyti, kad jie veikia būsenoje, kurią psichologai vadina folie à deux, pažodžiui, dviejų žmonių dalyjimusi beprotybę. Tai visų pirma sukuria ryšį tarp dviejų veikėjų. Jie ima laikyti savo elgesį normaliu vienas kito atžvilgiu. Jų pasaulėžiūra tampa vienintelė leistina ir priimtina, o visų kitų žmonių pasaulėžiūra kažkuo, ką reikia sunaikinti. Per tą savaitę Bartletų namuose Carol atsisakydavo įleisti lankytojus, teisindamasi, kad visa šeima serga. Tad kuo ji buvo, Starkweterio įkaitė ar bendrininkė? Man labai sunku patikėti, kad Carol nežinojo, kas nutiko ir nebuvo jo bendrininkė. Nemanau, kad ji buvo laikoma įkaite. Jei ji būtų buvusi nelaisvėje, turėjo būti būdas pabėgti. Žinoma, jei ji turėjo bent lašelį sveiko proto. Juk tai buvo jos miestas. Ji pažinojo tuos žmonės. Ji žinojo, kaip iš ten išeiti. Ar būtent Carol paskatino šias žmogžudystes? Manau, žmonės apie tai retai susimąsto, kad ji galėjo būti pagrindinė savo šeimos nužudymo iniciatorė. Mat dėl jo, ji tam tikra prasme buvo nutolusi nuo artimųjų. Po 6 dienų, kai niekas nebuvo įleidžiami į vidų, draugai ir giminaičiai ėmė vis labiau nerimauti. Viena giminaitė, galbūt jos močiutė, atvyko prie namo, tačiau nebuvo įleista. Ji pareiškė kviečianti policiją, kadangi buvo pasiryžusi patekti į vidų. Manau, jie suprato, oi, šį kartą gali pasirodyti policija ir pridaryti bėdų, tad geriau jau iš čia dingti. Starkweteris ir Fugate susikrovė drabužius, sėdo jo automobilį ir išvyko iš miesto. Kūnai buvo rasti pirmadienio vakarą. Žinia apie Bartletų nužudymą jau tą patį vakarą pasiekė 22 valandos televizijos žinias. Tais laikais Lincolne, Nebraskos valstijoje, 3 žmogžudystės buvo itin didelis įvykis. Jos motina ir 3 metų sesuo iš kitos santuokos. Tai tikrai sukrečia. Lincolno gyventojai buvo priblokšti, tačiau niekas nemanė, kad ši triguba žmogžudystė yra kas kita nei vienkartinis incidentas. Visi serijiniai žudikai leidžiasi į savęs pažinimo kelionę. Tai ne tik kelionė erdvėje ar laike, bet ir kelionė siekiant suprasti, kokiais žmonėmis jie nori tapti. 1958 metų sausio 27 dieną Starkweteris ir Fugate atvyko į 70-mečio viengungio Augusto Mayerio ūkį, vietą, kurią Starkweteris gerai pažinojo. Jis kartu su tėvu ne vienerius metus medžiojo su ponu Mayeriu, palaikė draugiškus santykius ir visa kita. Artėjant prie sodybos, Starkweterio automobilis įklimpo į purviną keliuką. Sušalę ir pikti, jiedu su Carol pėsčiomis patraukė link namo. Iš jo paties pasakojimo, ponas Mayeris pasirodė prie durų ginkluotas. Tuo aš tiesą sakant abejoju. Čarlis nušovė jį iš lygiavamzdžio šautuvo ir tai buvo šeimos draugas. Jis tiesiog jį nužudė. Mayeris buvo nušautas šūviui pakaušį iš arti.
Starkveteris nutempė kūną į ūkinį pastatą, palaidojo jį už namo, o tada jiedu su Carol įėjo į vidų. Starkveteris apieškojo namą ieškodamas pinigų, drabužių bei ginklų ir valgė sausainius bei drebučius, kol netoliese esančioje skalbykloje gulėjo negyvas Augusto Mayerio kūnas. Sukūrė šį paralelinį pasaulį, kuriame vienas kitą įtikino, jog jų elgesys yra visiškai normalus ir jame įsitvirtinę, jiems tampa vis lengviau toliau laikytis to pasaulio normų. Pasaulio, kuris sukasi aplink Charlesą Starkveterį ir Carol Fugate. Todėl įvykdžius vieną, antrą ar trečią žmogžudystę, jiems tampa daug lengviau žudyti toliau, kol kas nors jų nesustabdo. Sutemus Starkveteris ir Fugate ėmė nerimauti. Ta naktį jiedu nusprendė išvykti, tačiau Čarlio automobilis buvo įklimpęs į purvą kelyje, vedančiame į sodybą. Tada jie patraukė pėsčiomis. Eidami netoliese esančiu keliu, jiedu sulaukė pagalbos iš 2 paauglių iš Beneto, 17-mečio Bobo Jenseno ir jo 16-metės merginos Carol King. Šie, norėdami padėti, sustojo ir pasisiūlė juos pavėžėti. Tai, kas įvyko vėliau, sukrėtė visą bendruomenę iki pat širdies gelmių. Nebraska, 1958 sausis. Paauglio žudiko Charleso Starkveterio aukų sąraše jau 5 žmonės. Degalinės darbuotojas, jo 14-metės merginos Carol Fugate motina, patėvis bei įseserė, o dabar ir 70-metis ūkininkas Augustas Mayeris. Palikę Mayerio kūną jo skalbykloje, Starkveteris ir Fugate pėsčiomis patraukė tolyn. Tuomet juos pavėžėti pasiūlė jauna sužadėtinių pora – Robertas Jensenas ir Carol King. Grasindamas ginklu, žudikas privertė populiarius vietos paauglius eiti į apleistą rūsį nuo audrų, įrengtą vietoje, kurioje kadaise stovėjo mokykla. Jie buvo tikri pavyzdingi amerikiečių jaunuoliai, visi juos mylėjo, jie abu buvo tiesiog labai geri, malonūs vaikai. Augusto Mayerio kūnas buvo rastas jo ūkyje jau sekančią dieną. Žurnalistas Delas Hardingas buvo įvykio vietoje, kai paaiškėjo Roberto Jenseno ir Carol King likimas. Mes buvome Mayerio ūkyje ir visi puolėme prie rūsio. Atidarę duris ir pažvelgę į vidų, pamatėme ten tuos jaunuolius. Vaizdas buvo tiesiog siaubingas. Galiu užsimerkti ir vis dar tai matyti net ir šiandien. Robertui Jensenui buvo 6 kartus šauta į galvą. Carol King buvo iš dalies nuoga, jai taip pat buvo šauta į galvą, be to jai buvo subadyti lytiniai organai. Vaizdas buvo šiurpus. Žinoma, jau vien pamatyti Augustą Mayerį pašiūrėje buvo baisu. Jis buvo nušautas iš lygiavamzdžio šautuvo, visas kruvinas, tačiau pamatyti tuos paauglius buvo dar baisiau. Jiems te buvo apie 16 metų, ten buvo turtinių žaizdų, kūno sužalojimų, seksualinės prievartos. Tai tikrai šiurpu, labai šiurpu. Vėliau Starkveteris neigė sumatęs Carol King. Žurnalistas Delas Hardingas buvo vienas iš daugelio, kurie juo tikėjo. Esu asmeniškai įsitikinęs, kad seksualinio pobūdžio sužalojimus padarė Carol Fugate. Tai nėra neįprasta, kai serijinius nusikaltimus vykdo pora. Vyras paprastai vykdo pirmąją žmogžudystę, tačiau jis turi didžiulę įtaką savo partneriai. Ji nėra priverstinė partnerė. Tai nėra atvejis, kai pasireiškia Stokholmo sindromas. Būsena, kai pagrobtas žmogus norėdamas išgyventi, perima pagrobėjo tapatybę. Čia viskas kitaip. Tačiau tarp jų susiformuoja savotiškas neįprastas ryšys. Ji iš esmės daro viską, ką jis liepia, ir dalyvauja pačiuose nusikaltimuose.
Pasiėmę Jensenui priklausantį automobilį, Starkweteris ir Fugate patraukė į vakarus, ketindami pabėgti į Vašingtono valstiją, kur gyveno Starkweterio brolis. Tačiau po 3 valandų kelionės jiedu persigalvojo, apsisuko ir grįžo atgal į Lincolną. Tai, kas įvyko vėliau, sukrėtė ne tik miestą bei valstiją, bet ir visą šalį. Nepamenu, kurioje klasėje mokiausi, bet buvau mokykloje, kai išgirdome keistą pranešimą, kad visi turime eiti namo. Iš mokyklos vaizdas buvo tiesiog stulbinantis. Vėlgi, turite prisiminti tą ramų, lyg snaudžiantį miestelį. O čia, už mokyklos aikštelės automobilių jūra, spūstis, automobiliai laukiantis, kol galės pasiimti vaikus. Neturėjome jokio supratimo, kas nutiko. Pranešime mokykloje nebuvo nė žodžio apie tai, kas vyksta. Manau, daugelis mūsų manė, kad kažkas nutiko su rusais. Bijojome, kad galbūt įvyko įsiveržimas arba prasidėjo 3 pasaulinis karas. Tam tikra prasme, Lincolnui galbūt taip ir nutiko. 1958 m. sausio 28 dieną, apie 8:30 ryto, Starkweteris ir Fugate įsiveržė į prabangų namą Lincolno rajone, kuriame gyveno turtingi country club bendruomenės nariai. Grasindami ginklu, jie paėmė įkaitėmis namo gyventoją Clarą Ward ir jos kurčią tarnaitę Lillian Fenkel. Apie 18 valandą iš darbo grįžo Claros Ward vyras, 47 pramonininkas C. Loweris Wardas. Kitą rytą kilo įtarimų, kai jis nepasirodė darbe. Lowerio Wardo kūnas buvo rastas prie pat įėjimo durų. Jam buvo šauta į nugarą ir į smilkinį. Clara Ward gulėjo ant miegamojo grindų. Ji mirė nuo daugybinių durtinių žaizdų kakle, krūtinėje ir nugaroje. Lillian Fenkel taip pat buvo negyva. Ji buvo pririšta prie lovos. Jai buvo daugybę kartų durta į krūtinę bei pilvą, o ant rankų ir kojų matėsi sunkūs pjautiniai sužalojimai. Žmogžudystės buvo itin žiaurios. Kaip ir daugelių serijinių žmogžudysčių atveju, čia lėmė ne viena priežastis. Tai galėjo būti pjautinės ar durtinės žaizdos. Tai nebuvo paprasta dvikova. Štai aš šaunu į tave ir tu miręs. Būta didžiulio žiaurumo. Nužudžius Fugate šeimą, visi Lincolno gyventojai manė, kad žudikai visam laikui paliko miestą. Plintant žinioms apie naujas mirtis, augo ir baimė. Gatvėse kilo tikra panika. Žmonės skubėjo į mokyklas pasiimti savo vaikų. Vyrai su šautuvais patruliavo gatvėse. Jie galvojo, Dieve mano, jie sugrįžo į Lincolną. Niekas tiksliai nežinojo, kur jie yra. Pamenu, meras kalbėjo maždaug taip. Padėtis ištiek baisi. Nežinome, kiek dargūnų galime rasti mieste. Kiekvienas turėjęs ginklą jį įsitraukė, užsitaisė ir ruošėsi bet kam netikėtam. O jei kas nors turėjo papildomą ginklą, atiduodavo jį kaimynui, kuris jo neturėjo. Buvo matyti ginkluotų žmonių, nacionalinės gvardijos narių, vaikštančių po visą Lincolną ir laukiančių, kol žudikas kur nors pasirodys. Varcai buvo žinomi verslininkai, gyvenę prestižiškiausiam miesto rajone. Jie turėjo puikų namą, tarnaitę ir visą kitą. Tad nusikaltimai atrodė beveik atsitiktiniai. Niekas niekur nesijautė saugus. Saugios vietos tiesiog nebuvo. Dažnai serijinių žudikų aukomis tampa visuomenės paribyje atsidūrę žmonės. Kalbame apie asmenis, atstumtus dėl seksualinės orientacijos, dėl to, kad teikia seksualinės paslaugas arba, pavyzdžiui, dėl benamystės. Kalbant apie Starkweterio ir Fugate aukas, dažnai tai buvo gerokai turtingesni žmonės, o tai serijinių žmogžudysčių atveju yra labai neįprasta. Gatvėse tvyrojus panikai, teisėsaugos pareigūnai pradėjo didelio masto paieškos operaciją, siekdami sulaikyti paauglius žudikus.
Žmonės buvo apimti baimės. Pamenu, kaip mano tėvas ir jo pavaldiniai visur ieškojo bėglių. Jie įrengė užtvaras keliuose ir sutelkė šerifo raitąją grupę, bandydami kontroliuoti visus įvažiavimus į miestą ir išvažiavimus iš jo. Tačiau Starkvetteris ir Fugate jau buvo pasprukę. Jie pavogė juodą šeimos Packard automobilį ir vėl patraukė į vakarus, ketindami pasislėpti Vašingtono valstijoje. Jų teroro kampanija dar toli gražu nebuvo baigta. – 1957 m. sausio pabaigoje Lincolno mieste, Nebraskos valstijoje ir jo apylinkėse jau buvo nužudyta 10 žmonių – vyrų, moterų bei vaikų. 19-metis Charlesas Starkvetteris, mėginęs mėgdžioti Jamesą Deaną ir jo 14-metė draugė Carol Fugate sėkmingai išvengė suėmimo ir ieškodami laisvės važiavo į vakarus. Visa tai buvo plano dalis. Jie svajojo laimingai gyventi kaip garsūs nusikaltėliai, sugebėjo išvengti teisingumo. Mums atrodo visiškai absurdiškai įsivaizduoti, kad 19-metis ir 14-metė galėtų laimingai gyventi po to, ką jie padarė. Tačiau paauglio smegenyse priekinės skiltys dar nėra visiškai padengtos mieliniu. Tad negalima tokių žmonių vertinti pagal tuos pačius standartus kaip suaugusiųjų. Tai vaikai, paaugliai, kuriems sunkiai sekasi numatyti savo veiksmų pasekmes. Jis buvo žmogus, kurį žavėjo kaubojų ir indėnų romantika. Jamesas Deanas bei maištaujančio paauglio, atstumtojo, pasiryžusio kovoti su pasauliu tokį, kokį jį matė įvaizdis. Jis taip pat susirado savo Bonnie atitikmenį savo paties Clyde'ui. Jis susikūrė tapatybę, kurioje įsitvirtino. Nors ji nebuvo tikra, jis elgėsi taip, tarsi vaidintų filme. Kitą dieną paaugliai kirto valstijos sieną ir įvažiavo į Vajomingą, senojo stiliaus kaubojų kraštą, kurį Starkvetteris taip mylėjo vaikystėje. Tačiau važiuodami per nedidelį Douglaso miestelį jie ėmė jaustis pernelyg pastebimi. Didelis Vardų šeimos Packard automobilis traukė akį, o Nebraskos valstijos numeriai išdavė jų kilmę. Starkvetteris nusprendė, kad jiems reikia kito automobilio. Jis nutarė pakeisti transporto priemonę ir netoli Douglaso, Vajomingo valstijoje, pamatė šalikelėje stovintį automobilį. Automobilyje miegojo prekybos agentas, kurį jis nušovė. 37 prekybos agentas Merlesas Collisonas buvo 9 kartus peršautas sėdėdamas savo automobilyje. Paskui užpuolikui nepavyko atleisti rankinio stabdžio. Prie jo priėjo žmogus ir paklausė, ar reikia pagalbos. Starkvetteris nukreipė jį ginklą ir pasakė, jei neatleisi rankinio stabdžio, aš tave nužudysiu. Tačiau gerasis samarietis, 29 geologas Joyus Franklesas pasipriešino. Jis buvo stambus tvirtas vyras. Grumdamasi su Starkvetteriu, jis atėmė iš jo ginklą. Antraip pats būtų tapęs dar viena auka. Kai Starkvetteris buvo nuginkluotas, į įvykio vietą atvyko Vajomingo šerifo pavaduotojas. Carol, kaip teigiama, nubėgo atgal ir pasakė pareigūnui, gelbėkite mane, Charlesas Starkvetteris laikė mane įkaite. Tuo tarpu Starkvetteris paspruko su Vardų šeimos automobiliu. Vajomingo apylinkėmis prasidėjo greitas gaudynių procesas, kurio metu pareigūnai šaudė jį išvažiuojančio automobilio. Viskas priminė laukinius vakarus. Jį šaudė iš paskos ir viena kulka perėjusi per automobilio galinę dalį perverė jam ausį. Tuomet Starkvetteris staiga sustojo. Pareigūnai jį suėmė. Jis nesipriešino ir nekėlė jokio triukšmo. Iš viso buvo nužudyta 11 žmonių, 10 iš jų per 8 dienas. Galiausiai Starkvetteris buvo suimtas. Nors Carol tvirtino buvusi įkaitė prieš savo valią, jiems abiems buvo pateikti kaltinimai pirmojo laipsnio žmogžudystę. Lincolno gyventojai ir paaugliai plūdo pamatyti,
dabar jau liūdnai pagarsėjusios jaunos poros. Šerifo sūnus Denisas Karnopas iš aukštai stebėjo suirutę, kurią sukėlė jo buvęs klasės draugas. Pamenu, kad teismo procesas, žinoma, vyko teismo rūmuose, vos už 15 metrų nuo kalėjimo, kuriame gyvenome. Susirinko milžiniškos minios, o aistros dėl šio įvykio tiesiog kunkuliavo. Taip pat prisimenu, kad ant kalėjimo stogo ir kitose svarbiose vietose buvo dislokuota ginkluota sargyba. Suprantama, tai visų pirma buvo jėgos demonstravimas, siekiant suvaldyti minią. Nors nužudė 11 žmonių, Starkwetheris tvirtino tai padaręs gindamasis. Mano nuomonė, čia susidurėme su dviem dalykais. Visų pirma, tai yra tai, ką kriminologai vadina neutralizavimo technika. Kitaip tariant, jis randa būdą pateisinti savo elgesį arba sumenkinti jo sunkumą. Tačiau manau, tai taip pat susijęs su fantazijų pasauliu, kuriame gyveno Starkwetheris. Tarsi tai būtų koks nors iškreiptas moralės kodeksas. Tai dalykai, matyti filmuose apie kaubojus ar skaityti komiksuose. Tai būdas pateisinti savo veiksmus. Tiesą sakant, tai būdas pateisinti tai, ko pateisinti neįmanoma. Starkwetherio kaltė nekėlė abejonių, tačiau iš pradžių tvirtinęs, kad Fugate visiškai nekalta, jis beveik iš karto pakeitė parodymus. Pirminė versija, kurią, esu tikras, jis pats sukurpė, buvo tokia. Ji niekaip prie to neprisidėjo. Tačiau ši versija ilgai neįsilaikė. Jis ėmė pasakoti, kaip viskas vyko iš tikrųjų. Tada jis davė parodymus apkaltinančius ją ir dalyvavo melo detektoriaus patikrinime. Nors jo rezultatai teisme nebuvo pripažinti įrodymais, jie patvirtino jo įvykių versiją. Didžioji dauguma apie teismo procesą rašusių žurnalistų, mes visi manėme, kad ji akivaizdžiai kalta. Deniso Karnopo motina buvo prižiūrėtoja, lydėjusia Fugate nuo pat jo sulaikymo momento. Per visą tą laiką, kai ji prižiūrėjo Carol, ši niekada neteigė esanti auka, įkaitė ar nieko nežinojusi apie įvykius. Tas istorijas ji ėmė pasakoti tik tada, kai kalbėjosi su platesne auditorija. Mano motinai ji to niekada nesakė, o tai, žinoma, turėjo įtakos mano motinos požiūrį į visą šią istoriją. Prisimenu, motina sakydavo, kad būtent ji šiame duete buvo smegenys. Po 2 mėnesius trukusio teismo proceso prisiekusiųjų žiuri pripažino Starkweatherį Fugate kaltais dėl pirmojo laipsnio žmogžudystės. Starkweatheriui buvo skirta mirties bausmė, o 15-metei Fugate laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Jos elgesys buvo visiškai be emocijų. Visą teismo procesą jos veidas išliko visiškai abejingas. Vienintelį kartą emocijas mačiau tada, kai prisiekusieji paskelbė nuosprendį, pripažinusi ją kalta. Ji palūžo ir pravirko. Per mažiau nei 2 mėnesius per žudynių seriją, sukrėtusią visas Jungtines valstijas, žuvo 11 nekaltų žmonių. Tačiau ar Starkweatheris ir Fugate gimė žudikais, ar jie buvo iškreiptos aplinkos, kurioje augo produktas? Reikia nepamiršti, kad jie buvo paaugliai, 19 ir 14 metų. Visi mes kadaise buvome paaugliai ir visiems mums kartais kildavo noras nužudyti mokytojus, ant mūsų rėkiančią mamą, tėvą neduodantį daugiau kišenpinigių, brolį vagiantį žaislus ar dar ką nors. Visi esame turėję minčių apie žmogžudystę, tačiau to nedarome, nes esame pakankamai socializuoti ir turime vidinį kaltės bei stabdymo mechanizmą. Jis priverčia mus susimąstyti. Norėčiau tai padaryti, bet tai būtų visiškai neteisinga. Būtume atstumti, mūsų gyvenimas taptų apgailėtinas, tad to nedarysime. Kai kuriems žmonėms, pavyzdžiui Charlie ir Carol, šis stabdymo mechanizmas tiesiog neveikia. Jei nebūtų buvę sustabdyti, jie būtų tęsę savo veiklą. Už jų veiksmų nieko nebuvo. Jie nejautė gailesčio ir neturėjo jokios priežasties žudyti. Tad ar jie abu gimė žudikais? Atrodytų, kad jis taip. Paauglystėje kažkas jį paveikė ir jis įgijo asmenybės bruožų, kuriais bandė užpildyti vidinę tuštumą. O ji tiesiog prisidėjo kaip pasyvi dalyvė.
Manau, Starkwetherio atveju vyko du skirtingi procesai, nukreipę į trajektoriją, kurios pabaigoje neišvengiamai žuvo žmonės. Pirma, jis sutiko partnerę, su kuria galėjo sukurti Folie à Deux, tiesioginė prasme dviejų žmonių dalyjama beprotybę. Ši beprotybė leido jam normalizuoti pasaulį, kuriame jo smurtas būtų leistinas, priimtinas ir netgi pageidaujamas. Antra, dėja, yra žmonių, kurių po pirmosios žmogžudystės patirtas siaubas neišgąsdina. Nedidelė dalis žudikų nori ir toliau taip elgtis, nes tą patirtį jie pajuto kaip itin stiprią, gyvybiškai svarbią, jaudinančią ir seksualią. Jie suprato, kad ši patirtis suteikė jiems savasties pojūtį, kurio trūko kitose jų gyvenimo srityse.